Father gentleman. Daina apie tikrą džentelmeną, tai aišku, Mato, ratatato. Tokie žodžiai maždaug. Daina nuo manęs tau, kitaip tariant. Supratau, ačiū. Mato foto čia buvo. Jeigu nepatinka, galite išsirinkti ir patys dainą arba pasiųsti ją paprasčiausiai kam nors iš savo pažįstamų draugų, nepažįstamų netgi Facebooko, kokiam nors, kur nors užmatytam gražiam žmogui, draugeliui kokiam. Jeigu tik numerį, aišku, turi, nes reikia parašyti telefono numerį, vardą ir kodėl ta daina turi nuskambėti mūsų eteryje. Tuomet mes paskambiname ir padovanojame dainą. Kaip dabar jūs skambinsim? Taip, numeris yra surinktas. Ir tikėtis, kad atsilieps Aistė, kurioje mes turime skirtą dainą. Labas, Aistė! Labą dieną. Kaip gyveni? Dėkui gerai, gal galim truputį greičiau negu darbe. Supratau, negalima telefonu šiaip sau pliurpti, ne? Šiuo metu ne, nes pinigus moku. Tau šiuo metu pinigus moku? Jo. Supratau, mes klausyk tau dainą norėjom per vieną paskirti. Labas, Aistė, su tavim Evaldas ir Gabrielė, mes atsiprašom, kad trukdom tave įtemptu metu. Iš kokių telekomunikacijų skambina, greičiausiai turės gerą pasiūlymą. Mes turim gerą pasiūlymą, dabar kaip tik čia mačiau vieną akciją į Sidnėjų bilietams. Išrink kainą ir gali būti, kad už tą kainą pasiūlytą tavo tu laimėsi kelionę. Kiek galėtum sumokėti už kelionę į Sidnėjų? Tavo 3 draugės parašė mums laišką, kad laukia tavęs svečiuose Sidnėjuje per ateinančius 2 metus. Taip, kad jau kraukis lagaminą, taupyk pinigėlius ir keliauk pas jas ir žinok, tau skiria dainą Likely I Follow Rivers. Ačiū labai ir aš norėčiau savo draugėms, savo pačiu palinkėti sėkmės, kad Australija